Sveiki, aš esu Gailutė. Aš esu Livija. Šiandien mes gaminsime salotos batono indelyje. Mums reikės agurkų, pomidorų, petražolių, salotų padažo, pekino kopūstų ir prancūziško batono. Pirmiausia, susipjaustom batoną per pusę tokio ilgio, kokio jūs norite. Aš pjaustysiu kažkur šitiek. Tai va. Dabar šitą batono galiuką nusipjaunu. Čia dabar yra batonas. Šitą vidurį mums reikia išvalyti, kad nebūtų jo. Dabar išvalytą batoną su batono galiuku dedame į šoną. Dabar gaminsime salotas. Dabar mes pjaustysime Agurkus ir pomidorus. Jūs agurkus ir pomidorus galite pjaustyti, kiek jūs norite. Dabar supjaustytus pomidorus ir agurkus susmulkinsime. Į 4 maždaug dalis. Kad tilptų į mūsų puodą. Dabar susmulkintus pomidorus ir agurkus sudėjome į šį dubenį. Dubenį papildysime dar pekino kopūstu. Taigi kopūsto lapus nusilupkime ir juos supjaustykime. Irgi pekino lapus galite pjaustyti, kiek jūs jų norite. Mes jau supjaustėme pekino kopūsto lapus. Ir dabar juos sudėsime į dubenį. Taigi, štai taip gavosi. Ir dabar mes į tas salotas įpilsime salotų. Štai dabar įpilsime salotų padažo į salotas. Jo reikia labai nedaug. Jis yra toks tirštas labai. Tikriausiai nebus aštrus. Taigi ir dabar sumaišysime salotas. Tikiuosi nebus padažo per daug. Taigi, salotas sumaišėme. Sumaišytas salotas sudėsime į batono vidų. Taigi mums reikia šaukštelio. Čia labai daug netilps. Jau sudėjome salotas į batono vidų. Atrodo štai taip. Dar galima pagražinimui uždėti petražolę. Kai uždėjome petražolę, uždėkime batono galiuką ant viršaus. Taigi, štai taip atrodo mūsų salotos batono viduje. Metu tau iššūkį!